Algimantas Butnorius vienas pajėgiausių šachmatininkų Lietuvoje, tarptautinis didmeistris, pasaulio seniorų čempionas. Prieš 50 metų būdamas vos 12, Algimantas Butnorius tapo Lietuvos rinktinės nariu ir nuo to laiko nesiskiria su šachmatais. Sportininkas puikiai pamena pirmasias karjeroje varžybas ir netikėtą pergalę, kuri itin papiktino varžovą. Pavedėm šachmatų varžybas ir man pavyko kvalifikuotam varžovui netikėtai duot matą, vaikišką matą trimėjimais. Jis baisiai supyko, vos negavau į akį po to. Algimantas Butnorius pasakojo, jog šachmatai žaisti išmoko vaikystėje, kai su bendramžiais įsidūkę kieme mėgdavo ramiai susėsti ir išsiaiškinti, kuris stipresnis prie šachmatų lentos. 8-kart Lietuvos čempionas teigia, kad ši sporto šaka reikalauja ne tik noro, talento, bet ir didžiulės kantrybės. Tai va čia galėčiau ir pabliuznint, kad šachmatininkui reikia auksinio užpakalio, ne galvos. Kad iš taip galėtų pasodintas, tai visi ne. Humoro jausmo nestokojantis Algimantas Butnorius pagal profesiją žurnalistas ir sako, jog rašymas toks pat mielas širdžiai kaip ir šachmatai. Didžiausių pergalių karjeroje sportininkas sulaukė būdamas 60. 2007 aukso raidėmis įrašyti į jo karjeros metraštį. Europos seniorų čempionate iškovotas sidabro medalis, o pasaulio seniorų pirmenybėse Algimantas Butnorius tapo pasaulio čempionu. Beje, pats Algimantas titulų, apdovanojimų ir vardų nesureikšmina. Paguodos ir išminties slėnyje, kai jau esi, tai vertybės kitokios pasidaro. Algimantas Butnorius kol kas neketina trauktis iš šachmatų arenos ir sako, jog didžiausios pergalės jo dar laukia ateityje. O kada atėjo tos pirmosios didžiosios pergalės? Tai kad jos prieki dar turbūt. Štai tokį šmaikštų, nuoširdų, inteligentišką ir išmintingą pažinome Algimantą Butnorių. Žmogų, kuris įnešė žymų pėdsaką į Lietuvos šachmatų istoriją.